Labadiena. Seniausia Klaipėdos miesto mokykla, kuri gimė 1855 metais, sveikina jūs ir džiaugiasi tokiu dideliu gausiu iš Lietuvos didelių kraštelių subėgusių žmonės. Taip, kad širdingai sveikinu jūs čia, ko susirinkot, jūs žinot. Labai džiaugiuosi, kad mes esame vieni irgi iš Lietuvos, viena iš mokyklų, kuri dalyvauja šiame projekte. Aš tikiuosi, kad jis bus labai vertingas, naudingas ir labai džiaugiuosi, kad po daugkartinio bendravimo šiandien yra projekto vadovas dr. Eugenijus Kurilovas ir ponia Svetlana Korvinskienė, kuratorė, širdingai dėkoja ir labai džiaugiamės, nes iš nuotraukos, iš darbų žinom, tačiau susipažinti teko šiandien. Na ir mūsų Virginiją pažįstat, čia mūsų deganti širdis visiems šiem reikalam. Na, o kitus jį jau pristatys, aš netimu duonos iš tavęs. Na ir jums, sėkmės. Gerai, direktorė lieka užsidirbinėti duoną, ar užsidirbinėti. Tai sveiki visi, labai džiugu jūs matyti taip gausiai susirinkusias, galima sakyti, tai čia mūsų pats pirmas seminaras, kai mes vyksta gerosios patirties laida, mokysimės vieni iš kitų. Tai noriu trumpai pristatyti tą mūsų projektą. Projektas yra 2 metų, dalyvauja 12 švietimo ministerijų. Taip, kokie tikslai? Tai yra sukurti pradinių vidurinių mokyklų tinklą, kur vyktų mainai gerosios patirties, metodų, idėjų. Taip, toliau antras tai yra sukurti praktišką bendruomenę. Taip, kur būtent vyktų tie mokymai vieni iš kitų. Taip, ir trečias tikslas tai yra galimybės mokykloms įsitraukti į veiklą paremtą tyrimą. Kadangi mūsų tinklas vystysis bangomis, tai pirmoje bangoje įsitraukia pažengusios mokyklos. 2 mokyklos mes turim šiuo momentu, tai yra Tako mokykla, Virginija, mūsų lyderė, ir kita yra pradinė mokykla, yra Vartelė, ir lyderė yra Aurika. Labai patiko, todėl kad sužinojome labai daug įrankių, kuriuos tikrai tikimės panaudoti ir jau dabar naudojame savo darbe. Ir tai yra įrankiai ir bendravimui, bendradarbiavimui, ir įvertinimo įrankiai, kurie naujiena mums.
Ir aš manau, kad grįžę į mokyklą mes paskleisime tą patirtį ir kitiem mokytojam ir ugdymas tik pagerės, naudojant šitos įrankius. 5 metus jau sistemingai dirbame su informaciniam technologijom, tai yra interaktyviais žemėlapiais. Ir jau kai pradėjau dirbti su interaktyviais žemėlapiais, su vaizdinėmis priemonėmis pamokoje, mano vaikai yra šiuo metu laureatai Lietuvoje. Taip kad aš galiu sakyti, kad būtent šitas priėjimas prie pamokos yra naudingas tiek man, tiek vaikams. Šiandien matot, tai, ką aš sudėjau iš visų, sakykime, tai, ką naudoju iš mokytojų asociacijos puslapio, tai, ką naudoju animacijas, nebūtinai iš asociacijos žaidimai, interaktyvios patirtys, filmai, interaktyvūs žaidimai. Pirmiausia, noriu padėkoti Dacho mokyklos administracijai už galimybę dalyvauti tikrai naudingose seminaruose. Taip pat matau didelę prasmę dalintis gerąją patirtimi, naudojant Web 2.0 įrankius. Ir manau, kad galima būtų pradinėm mokyklom taikyti ir pagrindinių mokyklų mokytojų dalykų žinių pritaikymą dirbant su Web 2.0 įrankiais. Seminarai tikrai buvo labai naudingi ir manau, kad mes visa Lietuva galėsim greitai džiaugtis ir naudotis bendrai tais įrankiais. Dabar aš esu čia jau prisijungusi, prisiregistravusi. Šičia matosi visos mano klasės, kurias aš turiu. Čia yra nemažai. Jūs, kai susikursit savo klasės, jūs irgi tiek turėsit klasių. Taip, dabar, tarkim, prasidėjo pamoka su kažkokia tai klase ir aš išsirenku, tarkim, man prasidėjo pamoka su 5B, čia yra 5B klasė, aš paspaudžiu ant start mygtuko, pamoka prasidėjo ir pasirodo visi mano vaikai. Kiekvienas vaikas čia turi skirtingą skaičių prie savęs, tai yra, kiek jis turi pliusų surinkęs per visą trimestrą. Pliusiukus mes renkam, pavyzdžiui, už teisingus atsakymus į klausimus, už atliktas užduotis, už aktyvų dalyvavimą pamokoje ir taip toliau. Čia kiekvienas jūsų galėsit susigalvoti, už ką vaikam duoti pliusiuką. Taip pat gali vaikai gauti ir minusą, pavyzdžiui, už trukdymą, už namų darbų neatlikimą ir taip toliau, taip toliau. Ir kiekvieno trimestro gale mes sukaupiam kažkokį tai balą. Pavyzdžiui, jeigu turiu, tas žmogus turėjo 6, dabar turi 7. Aš pasispausiu punkto atšaukti veiksmą, čia to laiko bereikalo neapdovanot klases. Pasispausiu negatyvus. Aš turiu daugiau serijų per minusus. Tai pavyzdžiui, telefoninė asociacija, tai turiu susikurti nepaspaudžiu. Gaunu garsas, patikėti savo veiksmą, dar ir kitokių, ne tik Monsters, galite pasispausti čia, pažiūrėti, dar yra, jeigu dar nepažiūrėjote. Norėtume labai padėkoti šitos mokyklos visiems mokytojams, kurie taip geranoriškai pasidalino savo patirtimi, savo tikrai kruvinu darbu. Ir važiuodami iš tikrųjų visą kelią čiauškėjom. Dabar išvažiuosim tylėdami, nes tikrai daug ką davė šitas seminaras pamąstymui. Ir pabaigai galbūt tiesiog, kaip ir posakis yra, amžių gyveni, amžių mokaisi. Ačiū labai už seminarą. Įstrigo iš tikrųjų įvairovė.
kad per, sakykime, pamokoje galima viename lape sutalpinti tiek daug informacijos ir tiek daug informacijos išsiimti tuo pačiu metu. Prieš tai mes turėjome klasės projektą kaip ugdomoji veikla, jūs matot jį ir taip yra, bet kadangi svetainė skirta ne tik vaikams, bet ir tėveliam, jie neateina į mokyklą kiekvieną dieną, nematot mūsų darbų. Tai būtent tėveliai gali pasižiūrėti svetainėje, kokie yra darbai, mes juos pristatinėjom kitiem antrokam. Manau, kad yra labai svarbu pasidalinti gerąją patirtim mokytojams, gyvai susitikti, susirasti pažįstamų, ne tiek kiek įrankiai ir dar kažkas. Svarbiausia, man atrodo, yra žmonės ir bendravimas. Šiuolaikiniam skaitmeniniam amžiuje, kad ir kaip plokštėja pasaulis, atrodytų, kad galima pasiekti bet ką, bet kur, bet gyvas bendravimas ir akis į akį bendravimas yra labai svarbu. Tiek. Internetą aš turėčiau nusikopijuoti dabar kokį nors iš Google, kokį nors internetinį adresą. Ir aš jį čia įkeliu. Dabar jeigu nepavyksta, kartais gali būti toks triukas, kad kažkodėl tai gal nesusikalba programos. Tada kitas yra dalykas, tada įspausdinti. Aš šiaip per šitą mes negalime įkelti. Tai va čia yra galėti atveju. Irgi taip pat veikėjai. Jūs dabar nedabuosite čia pasiekti. Tikrai seminaras buvo labai naudingas visais klausimais, kadangi labai daug sužinojome informacijos apie įvairių įrankių naudojimą pamokoje. Labai patiko įsivertinimo programa Dojo, kadangi mes jos dar ir turime ir nenaudojame, bet aš manau būtinai pasiūlysiu, būtinai supažindinsiu, savo mokykloje paskleisiu tą patirtį ir žiūrėsime, kaip mums seksis pasinaudoti šiuo įrankiu. Bet vienu žodžiu, tikrai noriu palinkėti sėkmės ir pasisėmiau ne tik naudingos informacijos, bet ir tokio optimizmo dalyvaujant
tiek daug visko ieškant, mokytojai patys turi daug ko įdėti, daug darbo ir ieškoti, kad kažką kitam perteikti ir pasakyti. Tai va, tikrai sveikinu mokyklos visus mokytojus, labai šiltai ir mielai sutiko ir tikrai labai malonu. Ačiū. Mes šiandien susirinkom, tai labai gerai, tai aš galėčiau su jumis padiskutuoti. Šiandien pas mus diskusija tokia, prezentacija bus labai trumpa, paskui mes padiskutuosim tam tikrą temą. Pakalbėsim trupučiuką apie ateities scenarijus, tinklo, būtent mūsų tinklo, mūsų mokyklų tinklo ateities scenarijai. Koks bus tas mokyklų tinklas 2020 metais? Čia man be galo įdomu, kaip jūs matot, kartu su mokyklų tinklu, kaip jūs matot, kaip mokykla atrodys 2020 metais. Man čia be galo įdomu tiesiog. Aš esu anglų kalbos mokytoja, man reikia vaiką išmokinti kalbėti. Tai aš paleisdama daugybę informacinių technologijų pamoką, savo pradinuką, pavyzdžiui, jis dirba, daro kažkokį pradinuką, bet kada jis išmoks kalbėti nekalbėdamas? Reiškia, labai didelę dalį laiko aš turiu skirti visiškai ne technologijom, o bendravimui. Ir, sakykime, savo pamokose aš ką pastebėjau, vaikam atsibosta tos technologijos, kai yra per daug, ypač pradiniam lygyje. Jau jiem parodai kortelę ir jie džiaugiasi. Jiem įduodi rankas kortelę vaikščiot po klasę ir jie džiaugiasi, nes jie turi galimybę pabendrauti ir jie turi galimybę išmokti, sakykime, užsienio kalbą. Aš apie kitus dalykus nešneku. Mūsų mokykla tai yra sustiprinta dailės pakraipą turi. Tai kad mes daugiau į visus dalykus, kalbant apie pradinės klases, integruojame dailę. Ir kaip tai vyksta? Jeigu, sakykime, vaikas pradeda nuo tos Minecraft programėlės, piešti pirmokas, jis tą programėlę... Kūrybiškumą tokį, per dailę jūsų tokia specializacija būtų. Tai va, ir pradeda paprastai nuo to ir po to vis kitus įrankius. Ir bandot lavinti jų kūrybiškus gebėjimus. Taip, ir po to jau be ketvirtokas dalyvauja ir, sakysime, įvairiuose tose projektinėje veikloje, kurie naudoja ir pristatymus ir visus kitus. Aš kaip manau, tas My Network tai jau yra jau daugelį mokyklų CV. Kiekvienas mokytojas jau bando turėti savo kažkokią tai erdvę, kurią gali pasinaudoti vaikai. Nežinau su tais agentais. Man vis tiek jie tokie dar labai iš tos fantazijos pasaulio. Dar labai sunku, nes tos technologijos, nežinau, kaip jie gali pakabinti tave. Jeigu taip žiūrėsim dabar, kaip pagal Google tą sistemą paieškos, jie tave atranda, nežinau. Kadangi aš esu fizikos mokytoja ir iš esmės labai daug dirbu su technologijomis, tai vienareikšmiškai aš rinkčiausi trečiąjį scenarijų ir aš labai laukiu nekantraudama, kada ateis pas mus semantinis webas ir mes galėsime naudoti įrankius ir greičiau dirbkite, prašau, su Svetlana ir duokite mums tos įrankius. Pasiimsiu naują doktorantą, kuris su semantiniu webu jungtis. Ir aš labai žiūriu individualizavimą, kai kalbame apie tai, būtent tuos Intelligent Agents, šitas programėlės, į kurią mes galėsime suvesti duomenis apie kiekvieną vaiką. Ir tai bus tikrai individualizavimas, nes tai, ką mes darome dabar, to tikrai niekad nepavadinsim. Mes galime padalinti klasės grupę savo 30 vaikų, mes galime jiems duoti praktinę užduotį, teorinę, spręsti uždavinius, bet tai yra kas? Tai yra diferencijavimas, jeigu jau naudosime žodžius. Bet iš 30 vaikų aš tikrai nedirbu su kiekvienu atskirai, niekaip. Ir aš nemanau, kad iš jūsų kas nors tai daro. Mes kol kas neturim tokių galimybių.